everybody for Lithuania. All the best to all the fans in Lithuania. I hope you enjoy the Dakar. Sveikinu, Dakaras prasidėjo. Šiandieną pirmoji greičio ruožo dalis atrodė, kad bus tokia kaip visą savaitę prieš tai. Tačiau įvažiavus į antrąją greičio ruožo dalį sužinojome, kad ir smėlynų turi, ir akmenų turi, ir upių vagių turi. Ir tikrai sudėtinga viskas, atrodė, kad automobilis visiškai nevažiuoja. Bet kai trasoje apsilenkėme 4 ar 5 varžovus pagrindinius, supratom, kad gal viskas taip nėra blogai. Paskui buvo keletą incidentų, vienas jų važiuojant akmenų trialo trasa. Tiesiog nepastebėjau didžiulio akmens ir jį atsitrenkėm ratu. Smūgis buvo toks didelis, kad išsijungė visiškai visą elektrą. Tai mes praradome 15 ar 20 minučių, kol suradome priežastį, pasirodo atsijungė jungtis dėl didelio smūgio. Tai čia šitas reikalas, kitas, vos lenkdamas labai prastoj trasoj, Manas sugebėjo stumtelti važiuoti į užpakalį, tai sugadino galinį sparną. Šiaip dabar važiuojame bivaką ir norim nusiprausti. Just passed half of the stage and the organizer decided to cancel rest because of the very hard and tough conditions. It's extremely hot and was extremely hard on the stage. A lot of dust, a lot of very soft sand and fresh. Yeah, and we are here quite happy that they cancelled the stage. The makeup is good? Everything's fine. Pradėjom greičių ruožą konservatyviai nusiteikę, norėjome dirbti kaip chirurgai, profesionalai su skalperiu, nei vieno judesio didesnio, kaip viskas būtų tik tai tema. Vėl pradėjom lenkti labai daug varžovų, panašu, kad per smėlį mes važiuojame geriau negu jie ir likus iki finišo turbūt apie kokius 30 km, iki dabartinio finišo subirėjo pusašį. Toksai, jis pradėjo leisti garsus ir paskui subirėjo, tai teko stoti. Teko keisti, praradom tikrai pakankamai nemažai laiko. Truputį liūdna, bet tai yra Dakaras. Pusašis beje dar nutraukė stabdžių šlangelę, tai finišavom be stabdžių. Tai tas komplektas toksai tikrai pakankamai sudėtingas, bet na, yra kaip yra. Važiuosime į priekį. Rytoj vėl diena, rytoj vėl darysim geriausia, ką galim.